sveiki visi, pas mane mama greitai atvažiuoja, tai aš nespėjau nufilmuoti įžangos, bet LeBronas Jamesas Filadelfijoje, labai ilgai kalbėjom, labai smagu buvo, visiems gero epizodo. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! Būkite pasveikinti, sulaukia naujienų tokių, kurios privertė kilstelėti antakius ir gerokai šoktelėti iš vietos, žaktelėti ir visai kitaip reikšti savo nuostabą. Ir NBO tinklalaidė yra pasiryžusi jas visas su jumis aptarti itin nuodugniai. Sveiki prisijungę su mumis mano mylimi kolegos ir tikrai naujienos, kurių sulaukiam, prilygsta tom naujienom. Lyg į kairę nuo manęs sėdintis žmogus būtų pranešęs, kad jo kita karjeros stotelė yra TV Polonija, bet nepaisant to, kad jis dirba Augustave, jis toliau gyvens Vilniuje ir į darbą važinės su paspirtuku. Mykolas Jankaitis. Man atrodo, kad aš tau iš dešinės sėdžiu, bet tiek jau tos, čia visiems šitame logikos neturinčiame NBA pasaulyje ir kairė kartais yra dešinė. Bet Nežinau, iš kairę ekrano pusę nuo manęs. Aš žiūriu į ekraną ir sakau, tai čia tik dėl to. Supratau, aš žiūriu į tavo dešinį petį ir save esantį šalia jo, bet čia gal pasilikim šitus dalykus pradinėje. Jeigu jau per pradinę mokyklą mes pradinėje mokykloje nesugebėjom to išmokti, ką čia dabar mokytis podcast'o metu, nors mokytis niekada nevėlu, bet žinai, aš turiu pasakyti, kad net ir su visa šita informacija, kuri vyksta pastaruoju metu, su šitam naujienom, kurios įvyko ir skraidimais sraigtasparnių ir taip toliau, NBA, tarp sezonis, kur toli gražu neprilygsta tam, kas dabar vyksta futbole, yra viena iš tų savaičių, kai aš gailiuosi, kad mes ne futbolo podcast'ai įrašinėjom, nes iš tiesų kokios ten nesąmonės dedas, tai yra tiesiog nuostabu, bet mes turim savų nesąmonių, kurias galim tik tai mes įnerti. Savų nesąmonių, kurias neriam tik tai mes. Labai patinka man šita formuluotė ir labai man patinka mano kitas kolega sėdintis į kitą pusę nuo manęs. Šiandieną tikrai jam turim nusiųsti ir užuojautos žodžių ir gal net ir maldų. Clevelando Cavaliers fanai labai laukia, kad cigarečių išėjęs tėtis, kuris žadėjo grįžti, kad grįžtų namo ir kažkaip tėtis grįžo, bet kažkodėl grįžo pas kaimynę Boženą, kuri nuolat visą laiką vos tik tai pašala, jinai ką nors susilaužo, vasarą jinai vaikšto peršalusi, o kiekvieną rudenį nusipiešia savo Gianio Infantino antakius. Paulius Viluckas, ponios ir ponai. Sveiki, aš kažkaip vis tiek išgyvensiu šitą smūgį, manau, esu pakankamai pozityviai nusiteikęs šito klausimu, bet aš galbūt norėjau matydamas kokį cirką vis dar sukelia ir kokio ažiotažą sukelia LeBrono Jameso karjeros pokyčiai, net tada, kai jam jau artėja 42 šiemet, šių metų pabaigoje. Aš tiesiog jam noriu padėkoti dėl to, kad jisai mane vis dar verčia karts nuo karto pasijusti jaunu, nes dabar, kai aš matau, kad NBA draftuoja žaidėjus, kurie gimė 2007 metais, o visi mano bendramžiai jau yra principė seni pirdylas NBA mastais, tai man tiesiog yra dar smagu matyti 40 metų žmogų, kuris yra už mane gerokai vyresnis ir kad jis NBA vis dar sukelia tokį ažiotažą. Tai yra paskutinis mohikanas šitą prasme, tai aš netgi nepykstu ant jo, dėl to, kad jis... Aš norėčiau pasilikti prie tėvo ir cigarečių analogijos, kurią Rokai tu čia taip gražiai užvedai, tai ne tik grįžo tėvas pas kaimynę Boženą, bet taip pat ir vienas mėgstamiausių pusbrolių ten persikraustė pas ją dar iki tėvo sugrįžimo, o vietoje to, kad sugrįžtų tėvas, kuris prieš 8 metus išėjo tų cigarečių nusipirkti, ne, 8, sugrįžo kažkoks parsivedė, į namus mama mužiką iš Kroatijos, kuris jau buvo rajone, jau susikūrė reputaciją. Išėjo su skambučiais, kad niekada čia negrįšiu, kad visą laiką aiškinu, tik tai kitur ir dabar grįžo vėl įrodyt, kad yra vertas būti šitą šeimos dalim. Tai šitoj Hruščiovkėj.
nelengviausi laikai Clevelandui, bet vis dėlto iš sėkmingos šeimos mažai ten pasireikšti gavusi Arielių Hukparty bent jau priglaudė vėl 76ers, ne Clevelando Cavaliers. Nežinau, kam gali pasidžiaugti Clevelando Cavaliers, bet Rokai, žodis tau, baigiam gal bent trumpam su to monologijom. Nu tai klausykit, tai buvo dar vienas sprendimas ir tas sprendimas, kurį LeBronas Jamesas pavadino jau tikrai paskutiniuoju savo karjeros sprendimu. Liepos 24 diena buvo ta diena, kai mes visi laukėm sprendimų, kurie labai pakeis mūsų požiūrį į visą krepšinio pasaulį ir nežinau, ar asociacija Lietuvos krepšinis taip suplanavo, kad tą pačią dieną ir išėjo tas sprendimas, kur vienoje vietoje sprendimų nėra, kitoje vietoje LeBronas Jamesas žais už Philadelphijos 76ers. Ar tikrai tai yra tas sprendimas, kuris nuramino visą plačiąją krepšinio bendruomenę, aš nežinau, nes jo vertinimai yra pakankamai dviprasmiški. Žinau, kad Mykolai, tu apie tą būtent jų dviprasmiškumą tikrai norėjai šiandieną pasisakyti ir taip sakant, taip gražiai tą žodį perdavė į šitą pusę, kad teniso rakete aš tau žodį galiu perduoti atgalios. Nu, jeigu tas NBA talentas, kurį Balčiūnas minėjo, kuris turi papildyti Rimo Kurtinaičio ir Tomo Pačeso štabą, buvo ne Alvydas Pazdrazdis, kuris, kaip skelbia basketinis. Pazdrazdis lyg sakydavo visą laiką, ar ne? Nežinau, kalbininkai sukirčiavo Pazdrazdis, tai kas aš toks, kad ginčiu. Aš tikrai nežinau, kaip. Jo, tikrai nežinau. Paleis Drazdą, ar ne, nu palauk, vis tiek kažkaip pasvalys, tai nėra pasvalys. Kodėl tai čia negali taip tarp žodžių. Aš nesu mokslininkas. Yra pažandė, žinai. Jie pasako, kaip reikia tarp žodžius, aš jais vadovaujuosi, žinai, žodžiu. Jeigu tai buvo iš tiesų tikimasi, kad LeBronas Jamesas taps Lietuvos rinktinės trenerių štabo asistentu ir dėl to nepavyko to padaryti, kad jis pasirinko Philadelphijos 76ers, na, labai, labai užjaučiu, bet ką jau padarysi, tas NBA talentas nesimėto. O šiaip tai, žiauriai įdomu, nes vieni sako, žinai, kad čia viena iš galingiausių visų laikų sudėčių, žinai, suburtų. Mačiau tokių reakcijų. Manau, kad ne vienas iš mūsų trijų tą reakciją nesidalijam. Kiti, turbūt toks labiausiai intuicijos link vedantis palyginimas, tai yra 2012 Los Angeles Lakers su Steve'u Nashu, Dwightu Howardu, Kobe Bryantu, bet vėlgi yra šiek tiek kitaip, nes, sakykime, dauguma Sixerių, ta prasme, Sixeriai turi ir Maxi, ir Jayleną Browną, kurie yra tikrai bent jau fizinėme pike šiuo metu, arba arti greta jo, yra tas pats Joelis Embiidas, su kuriuo niekada negali žinoti. Ta komanda sukomplektuota yra labai įdomi ir aišku ateina LeBronas Jamesas. Ir viena vertus tu pradžiai leidi savo galvoti, ar čia jis labai tiks, ar taip toliau, ir taip toliau. Ir tada tą pačią dieną tu pamatai, kad Cavaliers Mario Hezonija už tas pačias šaibas realiai pasirašo, už kiek Sixers gavo LeBroną James. Ir tu supranti, kad net jeigu ir tai nebus krepšinio aikštėje kažkoks tobulas fitas, kad šitie krepšininkai galbūt net nespindės vieną šalia kito taip, kaip galėtų kažkokiose kitose komandose labiau spindėti. Tu imi LeBroną Jamesą, jeigu tu gali imti LeBroną Jamesą. Aš nežinau, ar yra komanda NBA lygoj, kuri galėtų pasimti LeBroną Jamesą už 4 milijonus ir sakytų, ne, man to nereikia. Ta prasme, tikrai neįsivaizduoju, ar yra bent viena franšizė, kuri būtų atsisakius jo. Tai galiu ir šito jūsų paklausti, ar būtų kažkas atsisakę LeBroną Jamesą. Manau, kad labai trumpas ir akivaizdus atsakymas yra ne, nes gauti už minimumą LeBroną Jamesą, plus kai tai yra žaidėjas, žmogus, kuris vis tiek išsiskiria maksimaliu krepšinio intelektu ir gali prisitaikyti ir gali būti net ir trečiu pasirinkimu, ką matėm su Luka Dončičium ir Austin Reevesu pernai. Tai tikrai, mano manimu, čia net nėra ką diskutuoti. Labai įdomi detalė yra dar ir ta, kad vėliau buvo atskleista, kad iš visų komandų, su kuriomis dėrėjosi, ar bent jau kažkokį kontaktą buvo užmezgęs LeBronas Jamesas, jisai šnekėjosi tik tai su vienu vyriausiųjų treneriu.
Vienu vieninteliu iš visų, Liepos 24 savo gimtadienį 59-ąjį atšventusiu Niku Narsu. Sutapimai, kaip sako, yra tik sutapimai, bet kai kurie iš jų būna labai gražus. Bet turbūt kalbant apie tą būtent, nežinau, tarpusavio suderinamumą, susijungimą, kad tai yra 5 žaidėjai, kuriems iš esmės reikia kamuolio. 5 žaidėjai, iš kurių 2 galbūt net ir, nežinau, nesitaikys žaisti daugiau negu kad ir tų pačių 65 rungtynių, kurios jiems leistų pakliūti į All-NBA komandas ir į individualius apdovanojimus. Philadelphia 76ers su Tyrese'u Maxey, VJ Edgecombu, Jalenu Brownu, LeBronu Jamesu, Joeliu Embiidu. Pauliau, ar tai yra konstruktyvi ar destruktyvi tarpusavio sąjunga tavo analitinėmis akimis? Turbūt labiau destruktyvi, bet aš galbūt užbėgdamas šiek tiek irgi už akių tiems labiau galbūt neigiamiems dalykams, ką aš turiu pasakyti apie šitą penketą, tai aš neabejoju, kad tu jis turi. Aš galiu tik tais paantrinti tam, ką sakė Mykolas, nes jeigu su LeBronu pastaraisiais metais, visų pirma, galbūt pradėkime nuo to, kad LeBronas yra absoliučiai be jokios konkurencijos geriausias 40 plus krepšininkas, kuris kada nors yra krepšinį žaidęs. Čia yra faktas. Bet vis tiek, tik vienu sakiniu noriu įsiterpti. Vis tiek, jeigu aš būčiau kitos komandos fanas ir atvažiuotų Sixeriai su LeBronu žaisti pas mus namie, jam einant mesti baudų, aš tikrai pradėčiau skanduoti Wizards, Jordan, Nu, tikėkime, vardan kitų fanų, kad bus pagrindo tam, o nebus taip, kad tiesiog... bet čia yra žmogus, kuris dar šitose atkrintamosiose, kurios ką tik įvyko prieš kelis mėnesius, buvo serijoje rungtynių, kuris buvo geriausias krepšininkas. Jis realiai laimėjo seriją ir pateikė mažą sensaciją eliminuodamas Houstono Rockets, be Austino Reeveso ir be Luka Dončičiaus. Pakankamai didelę dalim ten patys Rockets, aišku, irgi pralaimėjo tą seriją, bet čia, aišku, atiminėti kažką iš 40-mečio LeBrono, tai čia būtų absurdas visiškai. Skamba, kad kalbė apie kažkokią senolių, smurtą prieš senolius, žinai, kur atiminėti kažką iš vargšo, žinai, pensijų reformą. NBA masės tai ir būtų, jo, kaip smurtas prieš senolius, jeigu atiminėčiau iš jo kreditus dabar dėl to, ką jisai padarė prieš Houstono Rockets praeitose playoffuose. Tai jo, tai jeigu su LeBronu ir buvo kažkokių problemų dabartiniai toj stadijoje, tai pagrindinė ta problema buvo tai, kad jo kontraktas galbūt jau nebeatitiko to, ką jisai parodydavo aikštėje. Dabar, kai jisai pasirašė 2 metų kontraktą su player optionu $8 milijonai, kažkas tokio, tai iš karto yra vienas geriausių NBA kontraktų turbūt apskritai visoje lygoje. Ir pasirašydama šitą kontraktą, ką jis irgi akivaizdžiai parodė, ir kad, tos kalbos apie tai, kad jisai yra pasiruošęs kažkokią tai kitokią rolę prisimti, kad jam pinigai nebėra svarbu šitoje karjeros stadijoje, bent jau tie pinigai, kuriuos jisai gauna iš savo žaidybinių kontraktų, nes jisai turi milijoną kitų pasyvių pajamų šaltinių, čia tai tikrai nėra žmogus, kuriam pinigai yra problema gyvenime, bet ta prasme, jo, ką šitas parodo, kad jisai yra tikrai 100% pasiruošęs prisimti mažesnę rolę toj komandai. Ir jisai, visą karjerą jisai buvo toksai, kuris, pavyzdžiui, kai jisai atėjo į Clevelandą, antrą kartą sugrįžo, tai jisai sakė, kad čia yra Kyrie Irving komanda. Tai tas galbūt nebuvo visiškai tiesa, bet čia tai bus daug labiau tiesa, kad tai bus ne jo komanda. Jisai jau ir pernai, jeigu skaičiuojant nuo 2014 metų, čia turbūt iki tada tik tai yra tie trekinimo duomenys, jisai pernai turėjo kamuolį mažiausiai laiko savo rankose per tuos 12 metų. Tikrai buvo komandos vadelis gana stipriai atiduotas Luka Dončičiaus, Austino Reeveso rankas, tai jis jau kaip ir turi tos savo scaling down, taip sakant, patirties rolės susimažinimo. Bet jis kartu, kas mane iš tikrųjų, kai rinkaus duomenis irgi apie tai, koks buvo praeitas LeBrono sezonas, tai mane nustebino, kad jisai pernai buvo vis dar vienas geriausių tranzicijos žaidėjų visoje NBA lygoje. Ir nepaisant to, kad jam yra fucking 41 metai. Ir jisai atliko beveik 100 dėjimų. Šitoj vietoj paklausti, ar kažkaip yra įvertinama, kad, pavyzdžiui, galbūt nemažai tos sėkmingos tranzicijos yra dėl to, kad nėra skubama grįžti į gynybą. Kitaip tariant,
Jo, nu supranti, ką turiu omeny, visi Suprantu, skuba į kad gynybą. niekas negrįžta. Jo. Nu, matai, tranzicija labai, labai daug kas gali paveikti. Gali paveikti, pavyzdžiui, tai, kad tu turi labai gerus kovotojus dėl atšokusių kamuolių gynybai, jeigu tu, pavyzdžiui, turi žaidėjus, kurie labai gerai kovoja dėl atšokusių kamuolių gynybai ir daug oponentų atakų užbaigia ir gali greitai pereiti iš gynybos į puolimą arba atliktos vadinamus outlet passus ilgus, tai čia automatiškai tai didina tavo tą tranzicijos vertę, ar ne? Bet netgi atmetus tą kontekstą, ta prasme turint omeny, kad jam yra 40 metų ir tai yra žaidėjas, kuris atliko beveik 100 dėjimų, tai čia yra kosmosas visiškas. Ir šiaip kas yra įdomu, kad pernai tie jo beveik 97 dėjimai, kuriuos jisai atliko, tai buvo antra didžiausia dėjimų proporcija per visą jo karjerą. Ir kadangi LeBronas jau žaidžia tiek ilgai, ta prasme jau yra visa karta užaugusi NBA gerbėjų žmonių, kurie domisi šitą lygą ir kurie neatsimena, kaip pikinis LeBronas, ta prasme, kokio lygio tai buvo atletas prieš 16-17 metų, kai jisai tos savo pirmus 2 MVP laimėjo Cleveland'e. Čia atsimenant tą informaciją ir dabar bandant apdorot šitos skaičius, tai čia yra kažkoks kosmosas, ta prasme, kad jisai vis dar iki šitos karjeros stadijos vis dar išlaiko tokį aukštą atletiškumą, kad ir kiek jisai yra sumažėjęs, bet čia yra tiesiog precedento neturintis visiškai atvejais. Tai vien tai, ta prasme, tai, kad jisai tebėra santykinai neįtikėtinai atletiškas, tai, kad jisai tebeturi tą savo žaidimo pojūtį, iš to niekas netims jo niekada. Tai daro jį vienu geriausių kontraktų NBA lygoje. NBA istorijoje gal netgi aš. Ir galbūt netgi NBA istorijoje, jo. Ir galbūt šitą tą pozityvę dalį, ko užbaigsiu, tai Joelis Embiidas paskutinius 3 sezonus žaidė atitinkamai, tuoj pasitikrinsiu, berods 38, 17, dabar nerandu tos vietos savo nautų taip staigiai, bet jisai žaidė daugmaž per paskutinius 3 sezonus apie 39, 17 ir 38 rungtynės kažkas tokio. Tai aš sakyčiau, kad šitas pasirašymas yra galbūt geresnis ne iš tos pusės, kaip atrodys šitas startinis penketas, kuris yra projektuojamas. Tai yra Maxey, Edgecombas, Brownas, Jamesas ir Embiidas. Šitas pasirašymas galbūt yra geresnis iš tos pusės, kad jiems bus tiesiog lengviau organizuoti puolimą tada, kai neišvengiamai Joelis Embiidas nežais. Čia yra, sakyčiau, didžiausias pliusas. Ir Embiidui pačiam bus lengviau, gerokai mažiau spaudimo. Jo, ir tik atvykus Jalenui Brownui buvo labai tas didelis didelis klausimas buvo būtent dėl žaidimo kūrimo. Nes ir Maxey nėra tavo tipinis žaidimo kūrėjas, jis yra taškus renkantis krepšininkas. Edgecombas irgi nėra kamuoliui skirstantis aikštę matantis žaidėjas, kad ir koks jis būtų talentingas ir perspektyvus. Beje, jo situacija labai įdomi, nes tu augai, sakykime, pirmą sezoną sužaidėjai turėdamas žvaigždės potencialą ir kalbant apie tavo vaidmenį aikštelį. Dabar tu tiesiog turėsi rolinio žaidėjo funkcijas atlikti ir kaip tai atsilieps jauno žaidėjo tobulėjimui. Čia irgi labai, labai įdomus klaustukas, apie kurį būtų galima turbūt kalbėti ir daugiau, bet vienas iš tų klaustukų, kuriuos galima tiesiog paminėti ir sakyti, jo, čia visai labai įdomu. Ir LeBronas Jamesas būtent kaip kamuolio skirstytojas, kaip žaidimo kūrėjas, kaip žmogus, kuris gali sukurti tas galimybės kitiems, palaikyti tą puolimo ritmą, kad tai nebūtų tas anų laikų Oklahomos Thunder, mano eilė, tavo eilė žaist ISO puolimas, o kad tai būtų protingas krepšinis, išnaudojant stiprybės, išryškinant žaidėjų privalumus puolime. Turbūt geresnio kandidato už minimumą juo labiau tu ir nebūtum radęs šitoj situacijai. Ir beje, kol tu kalbėjai apie tuos tranzicijos taškus, tai yra taškus renkamus greitame puolime vidutiniškai per rungtynes, aš mačiau kitus skaičius Twitteryje, bet dabar atsidariau oficialiai NBA.com statistiką būtent reguliariojo sezono, būtent transition play type ir nusišypsojau, kad 13 tame sąraše buvo Matas Buzelis, 12 beje buvo Cooperis Flegas, 14 Luka Dončičius, bet 4 tame sąraše buvo Jalenas Brownas 6,7, 3 LeBronas Jamesas 7,1, 2 Tyrese Maxey 7,2. Aišku, tai
tie taškai ir susidaro iš to, kad tu esi tas tų vadinamų outlet perdavimų taikinys, kuriam kamuolys skrieja ir tu tiesiog gauni daug tokių galimybių. Tai nereiškia, kad jie trise rinks po 20 taškų greitame puolime vidutiniškai kaip komandos draugai, bet vis viena tas derinys atrodo pakankamai stulbinančiai ir tikrai įdomiai. Apie Jayleną Browną, man dar noriu... Aš galiu, taip, žinoma, galiu. Porą aspektų, kuriuos jūs palėtėt, nenorėjau pertraukinėti, nes tiesiog pačiam įdomu jūsų klausytis, bet noriu sugrįžti prie jų. Tai pavyzdžiui, kad LeBrono Jameso tas didesnis procentas dabar yra dėjimai negu bet kada anksčiau karjeroj, tai man atrodo visiškai logiška, nes jam tiesiog yra mažiau atsakomybės generuoti taškus kažkokiais kitais būdais. Ir tai aišku irgi parodo jo visišką prisitaikymą ir nuostabumą. Tada dėl to žaidimo kūrimo aš asmeniškai jį visai įsivaizduoju ir dabar man yra labai didelis pavojus, kad būsiu cancelintas NBA krepšinio bendruomenės Lietuvoje, bet aš jį visai įsivaizduoju kaip Boris Adijo San Antonijaus Spurs, kad jis, ne taip kaip Šamsas Šaranija sakė, kad jis čia žaisti žaidėjų, kurs žaidimą ir taip toliau, bet kad jisai tiesiog gaus kamuolį, užsiėmęs poziciją ten arčiau krepšio ar kažkur ir suklijuos žaidimą vienu perdavimu padarys ataką. Gavęs kamuolį ir su juo atsisveikindamas, nes jis tą tikrai sugeba ir ten talentų aplinkui bus labai daug. Iškart norėčiau truputėlį įsiterpti. Dvigubinimas gynybos prieš šitą komandą atrodo, kad tai bus ta komanda, jeigu mes šnekam apie tą teorinį starto penketą, kur tu logiškiausias turbūt įimas bus nedvigubinti gynybos prieš nieką, nes yra per daug, tarsi, tu turi Joelį Embiidą, kuriam jeigu tu įmeti kamuolį žaisti nugarą, tai tu kaip ir turėtum jį dvigubinti, bet tu atsitrauki nuo kažkokio labai pavojingo žaidėjo. Su LeBronu Jamesu situacija yra ta pati, su kokiu nors Brownu, to paties Browno Sixeriai beje nedvigubino nesikio atkrintamosiose ir būtent tam, kad jisai mestų pats, o neieškotų tų perdavimų. Tai gal, žinai, tokios funkcijos, ją ir bus tiesiog sunku rasti jai galimybių, bet vienaip ar kitaip, būtent žaidimo kūrimas, gal ir ne Boriso Adijo stiliumi, bet tikrai yra vienas iš tų pagrindinių faktorių, kuriais LeBronas labai prisidės prie šitos komandos galimos sėkmės. Ir turbūt, kad jau užsiminiau apie Jayleną Browną, tai dar noriu atkreipti dėmesį, kad Jaylenas Brownas sužaidė tai, ką jis pavadino geriausiu savo sezonu, tada, kai Jasonas Tatumas buvo traumuotas. Jaylenas Brownas išmesdavo daugiausiai metimų visoje NBA lygoje, vidutiniškai per rungtynes pernai, tai buvo daugiausiai metimų atliekantis krepšininkas, kuris buvo pasipiktinęs, kad jis dabar nebeturės tokio vaidmens. Ir jis buvo išsiųstas į Filadelfiją, kuris jau būtų neturėjęs tokio vaidmens ir dar negana to atvyksta LeBronas Jamesas į komandą, kas reiškia, kad tu dar mažiau turėsi kamuolių, turėsi galimybių ir jis buvo antras pagal usage rate, tai panaudojimo procentą, trečias pagal žaidimo izoliacijų dažnumą ir dabar, žinai, vietoj namie Šakeitos tu turi Joelį Embiidą, vietoj Derricko White'o turi Tyrese Maxey ir vietoj Samo Hauserio turi LeBroną Jamesą. Tai, ko ieškojo galimai Jaylenas Brownas norėdamas palikti Bostoną, aišku, tai irgi tokia kažkiek teorinė spekulacija, bet atrodo, kad tai buvo viena iš priežasčių, kad tai yra Kyrie Irvingas nenori dalintis žvaigždės statusą su LeBronu Jamesu, o nori turėti savo komandą. Tai Jaylenas Brownas gavo absoliučiai priešingą rezultatą galiausiai, negu kad jo tikėjosi išreikšdamas norą palikti Bostono Celtics. Čia šiaip yra apie Jayleną Browną, turbūt tas juokingas dalykas yra tai, kad Celticsai buvo absoliučiai ir visiškai ideali vieta ir terpė jam klestėti, nes jie tiesiog, jų visos žvaigždės, skaitant netgi Jasoną Tatumą, jie buvo žiauriai lengvai tokie pritaikomi žaidėjai, kurie gali junginėtis tarp skirtingų rolių. Čia aišku, išskyrus tokius krepšininkus kaip Samas Hauseris, kurie ten turi labai konkrečias, kurie turi labai konkrečias užduotis. O čia dabar jisai ateina į tokią sudėti, kur yra visiškai priešingai iš tikrųjų. Ir aš dar galbūt norėjau pareplikuoti apie tos dvigubinimus, tai turbūt yra vienintelė ta vieta, kur tikrai reikės dvigubinti, hedžint, step-outus taikyti ar panašias gynybinės schemas, tai yra, kai Tyrese'as Maxey, kai žaidžia su Joeliu Embiidu pick and rollą. Ir šiaip ką pastebėjau praeitais metais playoffuose, tai kad ir prieš Sixerius labai New Yorko Knicks tai aktyviai taikė, tai netgi
tai jie iš tikrųjų netgi visai gerus snaiperius iš kampo, tokius kaip Kelly Oubre, jie visiškai palikinėdavo laisvus mest iš kraštų. Jiems nėra jokio skirtumo, ta prasme, jiems yra svarbiau uždengti Maxi ir Embiido pick and rollą. Ten nėra svarbu. Ir dabar bus dar labiau tai. Dar Jo, labiau tai bus. Jo, ir jeigu tu iš Jayleno Browno kažkiek atimi tų prisilietimų, ar ne, nes tu vis tiek nori kažkiek pick and rollų runint per Maxi, per Embiidą, nes pernai tai buvo jų aiškiai produktyviausia ir geriausia dviejų žaidėjų kombinacija. Pagal daugelį parametrų, čia galėsime apie tai dar irgi pakalbėti. Ir, ta prasme, tu kaip gynyba, tu stengiasi visų pirma užkardyti šitą dalyką, ar ne, visa kita yra antraeiliai dalykai. Tai aš nežinau, ar LeBronas, Jaylenas Brownas kampe stovės mes tritaškius, ar tada tu iš Maxi atimsi tos prisilietimus, nes Maxi, jisai aišku Maxi yra labiausiai pritaikomas turbūt žaidėjas, jisai skirtingai negu kiti Philadelphia 76ers krepšininkai yra labai aiškiai galima pamatyti, kaip jisai gali junginėtis tarp didesnės ir mažesnės rolės, ar ne? Nes jisai yra tiesiog elitinis metikas, jisai gali tiek iš stacionarių pozicijų. Be kamulio, kiek jisai galės kurti savo dalykų be kamulio, naudodamas į savo greičiu, kai tu turi savo komandoje LeBroną Jamesą? Jo, bet čia yra kitas dalykas, čia reikia tada tokių žaidėjų kaip tas pats, Jaylenas Brownas, ar ne, tokio, kaip čia pasakyti, įsipirkimo ir buying in, čia nežinau, kaip lietuviškai išversta terminą, čia taip labai apgrabiai išversta. Bet ir to paties Maxi reikės. Ta prasme, jisai irgi šeimiai labiau dabar yra pratęs žaisti su kamoliu ir mes visi matom teoriškai, kad jisai galėtų tą daryti. Čia vėl kaip Chriso Polo ir Jameso Hardeno ir Russell Westbrooko pick and rollai. Bet reikia, kad krepšininkas norėtų tą daryti. Aš dėl Maxi kažkaip turiu mažiau abejonių negu dėl Jayleno Browno. Aš irgi. Nes dėl Jaylenui Brownui, visų pirma, ką jisai Celticsuose turėjo, ar ne, jisai ilgus metus turėjo nuo 1 iki 5 switch all gynybą. Dabar tu turi Joelį Embiidą, kuris negali visiškai prieš nieką switchinti, jisai gali tik tais kaip įmanoma giliau pick and rollose dropinti. Tai va čia jau yra visiškai skirtinga gynybos schema, per kurios tu turėsi prisitaikyti. Dabar tu turėsi Tyrese Maxey, kuriam reikia be kamulio ten užtvarų, visokių flerinių užtvarų, kad jisai galėtų išeiti tas pozicijas, atakuoti, mesti tritaškius iš sloto, iš kampo ir taip toliau, ar atakuoti. Tai čia yra didžiulis prisitaikymas tam pačiam Jaylenui Brownui ir tai jam, aš sakyčiau, yra kad ir kaip jisai buvo su Bostono Celtics susipykęs, tai čia yra blogesnė situacija vienareikšmiškai. Nes tu dabar turėsi daryti kitus dalykus, negu tu darei Bostone. Ir kitas dalykas, tu turėsi dar įrodyti tą savo reputaciją, kurią tu dar kažkodėl nešiesi iš labai ankstyvos savo karjeros dalies apie tai, kad tu esi labai geras gynėjas. Nes jam šitoj schemai tikrai bus ginti sunkiau negu būdavo. Jo, jis turės, žinai, čia nėra Dereko White'o, čia tu esi Derekas White'as, čia tu esi tas, kuris turi pasitikinėti, galbūt ne į žaidėjus, bet visus wing players, visus atakuojančius gynėjus, lengvus kraštus, nes tu ir edge kombas, tame numatytam starto penkete esat pagrindiniai 1-1 gynėjai ir tų pastangų turėsi deginti maksimaliai daug. Jo, aš sakyčiau, gal Maxi dar irgi bus tas, ganėtinai svarbus 1-1 gynėjų to situacijai, bet tai visi, dėl fizinių galimybių jis nebus tas, kuris ginsis prieš Kawhi Leonardą, jis nebus tas, kuris ginsis prieš Paulą George'ą. To tipažo žaidėjus, tu nesi tas antras žmogus, kuris gali labiau galvoti apie pagalbas gynybą ir taip toliau. Tu būsi tas, kuris bus statomas ant varžovų puolimo lyderių, jeigu tai nėra būtent į žaidėjų pozicijos krepšininkai. Aš dėl Dereko White'o, tai jo stiprybė irgi nebūdavo 1-1 gynyba prieš wingus varžovų. Jisai be kamulio žaisdavo, tai šituo aspektu Jaylenui Brownui daug nesikeis, bet kad jam bus šiaip sunkiau tą daryti, nes žaidėjai, kurie padeda operuoti gynybai, tiesiog yra visapusiškai prastesni negu buvo Bostone, tai čia be jokios abejonės. Aš atsiprašau, jie galiu įsiterpti, jie yra mažiau universalūs negu buvo Bostone. Ir Bostono gynėjų tas didžiausias privalumas buvo tai, kad tokie žaidėjai kaip Derekas White'as yra uber tiesiog universalūs. Ir pavyzdžiui, ką Sixeriai dabar turi, ar ne, jų frontkortas, Embiidas, Deanas Wade'as, taip kitko, ko gero bus tas žaidėjas, kuris labai dažnai gins geriausius krepšininkus, geriausius oponentų krepšininkus, jis į Clevelandą tai pastoviai darydavo. Jis yra prie to pratęsiu.
Tai jo, pavyzdžiui, kai tu turi LeBroną ir kai tu turi Embiidą, tai tas, tavo gynyba galiniai linijoje prie krepšio, jinai yra visai nebloga. Bet viskas, kas yra aukščiau, kur tau reikia biški daugiau erdvės padengti, reikia daugiau bėgiot, tai ten yra problematiška jau prasideda. Tyrysas Maxey kažkiek tai gali padaryti, bet iš Jayleno Browno reikės irgi daug šitoj srity. Ar jisai tai gali duoti, aš labai stipriai abejoju. Bet ir šiaip jam reikės tiek patiems pataikyti geriau negu dabar pataiko vidutiniškai jų žaidėjai. Aš tikiuosi, kad Maxey procentas išauks su ta mūsų teorija, kad jisai dabar turės daugiau erdvės ir jam reikės išsimest mažiau sudėtingų tritaškių, negu jis tą darė praėjusį sezoną. Nes dabar jie neturi starto penkite nei vieno žaidėjo, kuris arti 40% tritaškius mestų, kuris keltų tą beprotišką pavojų, mes tikimės, kad Tyrysas Maxey gali jo būti. Ir to pačiu ir ta gynyba, tai turbūt yra konstruota taip, aš, pavyzdžiui, seriją su New Yorko Knicks, tarkim, dabar įsivaizduoju, kai tu tik tai tikiesi, kad Bridgesas, Saudžija, Nunaubį, nesusimestų savo laisvų metimų, nes tu, nesuvaikysi jų visų. Čia tiesiog taip atrodo. Aš galbūt, ką norėčiau pareplikuoti šitoje vietoje, tai yra tai, kad aš manau, kad kaip minėjau, Maxey ir Embiido pick and rollas šiaip yra bendrai paėmus labai produktyvus veiksmas. Ir tai, kad Maxey išmeta daug sudėtingų metimų iš 3 taškų zonos, aš tai matau labiau kaip pliusą, o ne kaip minusą. Aš ir nesakiau, kad čia minusas. Gerai, atsiprašau, aš galbūt netaip interpretavau, bet jeigu kas nors galbūt klausydamėsi taip bandė suprasti, ar suprato, kad tai yra negerai, kad jisai išmeta daug sudėtingų 3 taškų, aš nemanau, kad taip yra, nes jisai pastoviai 2 gynėjus prie savęs prisutraukia. Ir tai, kad jisai netgi iš tokių situacijų, kur prieš jį oponentai pick and roll'e ginasi prie tritaškio linijos aktyviai, nes jisai yra nulatinė problema ir nulatinis pavojus išsimesti tritaškį, tai sutraukia 2 žaidėjus. Jisai, kadangi išsimeta daug tritaškių, tai labai mažėja klaidų skaičius, kiek padaro Philadelphia 76ers, ir išauga prieinamų puolime atkovot kamuolių skaičius irgi tada. Ir iš tikrųjų, kai tu dabar šiek tiek nueisi nuo šito puolimo proceso, kai tu daugiau prisilietimų perduosi Jaylenui Brownui, tai man toks keistas dalykas yra, reikia vis tiek pasižiūrėti į tuos dalykus, kuriuos Philadelphia 76ers pernai, kur jie buvo geri. Tai klaidų ribojimas puolime buvo jų pagrindinis arkliukas, ir jie labai stipriai per tai eidami laimėjo ir tą seriją prieš Boston Celtics, nes jie 5 rungtynėse iš 7 jie padarė mažiau klaidų už Boston Celtics, mažesnis procentas jų atakų pasibaigė klaidomis. Ir tai buvo pagrindinė priežastis turbūt, kodėl, ir tai pagrindinis faktorius, kurie iš tikrųjų dominavo prieš Boston Celtics. Tai vat, dėl ko tada tu bandai ardyti tą sinergiją tarp Joelio Embiido ir Tyryso Maxey. Nes tu iš esmės, kai tu į šitą katilą įmeti LeBroną ir Browną, tai yra vienareikšmiškai tos sinergijos ardymas. Tai vat man čia yra toks įdomus dalykas, nes LeBronas čia labai, tas pasirašymas labai yra priimamas ir suprantamas kaip kažkas, kas žiauriai kelia Sixerių lubas vos ne iki kontenderių. Aš sakyčiau, kad yra priešingai, jisai kaip tik, kai visus tos jų pasirašymus ir ėjimus šią vasarą sudėdi į vieną, man atrodo, kad tos jų lubos nėra taip aukštai, kaip čia bandoma nupiešti, bet LeBrono pasirašymas, ką padaro, tai tik tas grindis pakelia. Tu iš karto palietai tą vieną klausimą. Ar, ir akivaizdu, aš žinau, kad tu tikrai atsakysi, kad ne, bet man visai įdomu, kaip atrodo Mykolui. Ar Philadelphia 76ers dabar yra favoritai rytų konferencijų, ar jie yra top 3 favoritai, ar jie labiau tikėtina, kad taps čempionais, ar labiau tikėtina, kad praloš pirmam atkrintamųjų etape, ar kur, ta prasme, kaip tu, Mykolai, matai, kaip tu įsivaizduoji, kiek tavo lūkesčius keičia, kalbant apie šitą komandą, visi šitie ėjimai? Labai sudėtingi klausimai, tai aš manau, kad labiau tikėtina, kad praloš pirmame etape, negu taps čempionais, bet čia tiesiog dėl to, kad aš manau, kad tapti čempionais yra žiauriai sunku ir bet kokiai iš tiesų komandai, tiek Oklahoma Thunder ir San Antonijos Spurs, tiesiog laimėti ateinančiais metais bus labai sunku. O net ir komandai, kuri neturi tiek daug įrodyti, kiek turi Philadelphia 76ers. Aš pradėčiau pirmą nuo klausimo, kiek Sixers yra stipresni
arba jų potencialas yra didesnis negu buvo praėjusį sezoną, tai aš sakyčiau, kad vis dėlto jis yra aiškiai didesnis vien dėl to, kad aš galėčiau dabar prognozuoti, kad jie turės daugiau gerokai sveikų kūnų atkrintamosiose, negu jie būtų turėję, negu būčiau galėjęs prognozuoti, jeigu būtų nekeitę, būtų likęs su Paulu George'u, negavę Jayleno Browno ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat čia šitas dalykas. Aš manau, kad LeBronas Jamesas labai bus naudingas tose situacijose, kai būtent tas pagrindinis puolimas neveikia ir tu gali tada ieškoti kažkokių kitų opcijų. Aš nesu tikras dėl Jayleno Browno psichologinio įsinešimo, nes jisai tikrai labai, dabar jau sakoma, kad jis reikalavo mainų iš Celticsų, aš kaip supratau, kad jis labiau reikalavo savo elgesiu, o ne žodžiais, kad aš noriu būti išmainytas, ir jisai tiesiog buvo tikrai labai užsigavęs, kad Bostono Celtics jį išmainė, tai reiškia, matant, koks tai yra žmogus, jis turbūt norės turėti statistiškai gerą sezoną, ar statistiškai geras Jayleno Browno sezonas, turiu omenyje apie box score status, yra tas pats, kas geras Philadelphia Sixers sezonas, nežinau. Ir aš nedėčiau jų kaip favoritais prieš laimėti Rytus, tačiau aš dabar labiau matau, kaip jie gali laimėti seriją prieš geriausias Rytų konferencijos komandas, negu mačiau anksčiau. Jeigu tinka toksai atsakymas, nieko, be jokių skambių antraščių. Tai jau turės tikt. Matau, kad tu, Pauliau, jau irgi žiūrėsi kažką sakyti, bet dar prieš tai aš noriu vieną trumpą jums tokį protmušinį klausimą užduoti. Išvardinkit man 5 krepšininkus, kurie Philadelphia 76ers komandoje praėjusiame sezone pradėjo daugiausiai rungtynių starto 5 per visą reguliarų sezoną. 5 krepšininkai. Kas buvo dažniausiai starto 5 žaidė žaidėjai. Galim daryti rondo. Važiuojam. Tai tuomet sakykime, kad tu, Mykolai, pradėjai. Tai Tyrysas Maxey. Tyrysas Maxey pernai Filadelfijoje pradėjo 70 rungtynių starto 5, jis buvo antras dažniausiai tą daręs žaidėjas. Tai Kelly Oubre? Kelly Oubre pernai pradėjo 41 arba pusę visų sezonų rungtynių Sixers starto 5, jis buvo 4 daugiausiai starto 5 rungtynių pradėjo žaidėjas. Šitas geras. Aš turiu šiaip rizikingą spėjimą ir galvoju... Kad Filadelfijoje, man atrodo, žinok, visi yra rizikingi spėjimai, išskyrus gal vieną. Andre Drummondas, velniop. Andre Drummondas pradėjo 25 rungtynės starto 5 ir pagal šį skaičių jis buvo 7 komandoje. Jo, jisai buvo atsarginis, net kai ir buvo pagrindinis. Tai kitas labai lengvas variantas yra... Tau reikia pasakyti vieną, kad laimėtum. VJ Edgecombe turėjo būti. VJ Edgecombe 75 rungtynės startą daugiausiai iš visų komandos žaidėjų. Tie 5 tai yra 2, kurių jūs nepaminėjot. 38 rungtynės visos starto 5, Joelis Embiidas buvo 5, Paulas George'as sužaidė 37 ir buvo 6, Quentinas Grimesas 19, Adamas Bona 18, Justinas Edwardsas 12 ir trečias žaidėjas pagal rungtynės starto 5, 59 pradėti susitikimai starto 5 buvo Dominikas Barlow. Dominikas Barlow yra žmogus, kurio aš tikiu, Paulius gal gatvėje ir pažintų, mes su Mykolu turbūt ne. Ir vietoj Dominiko Barlow realiai šitoj komandoje dabar starto 5 sunkaus krašto pozicijų rungtynes pradės LeBronas Jamesas. Ir mes kalbam apie tai, kiek kyla komandos lubos, tai yra, aš nežinau net su kuo sulyginti. Žinau vieną dalyką, su kuriuo galim, bet prašau, Pauliu. Bet čia, žinai, čia yra tas klasikinis atvejis, kai teoriškai viskas atrodo geriau negu praktiškai, nes kai tu pradedi stekint visą eilę tokių kamulio reikalaujančių daug krepšininkų, ta prasme, dažniausiai, ypač kai tie krepšininkai yra senstantis tokie, kaip, ar jau kur, Embiidas dar principė, gal nėra senas labai, bet jisai pagal tai, kiek jisai traumų turi, jisai galbūt jo kūnas yra arčiau 40 mečio negu 32, ar kiek jisai dabar ten turi. Jo, traumų užtektų 2 karjerom. Šitas
komandos amžinai susiduria su tom pačiom problemom, ar ne? Nu vis tiek yra vienas kamuolys tik tai, ar ne? Ir čia su Philadelphia 76ers bus ta pati situacija, kur tu matysi tą atvejį, kur jie su Deanu Wade'u, tai yra žaidėjų, kuriam nereikia kamulio, kuris yra tas vadinamas glue guy, jie bus geresni negu ten, tarkim, su kokiu Jaylenu Brownu. Nu, ta prasme, praktiškai 100% aš tai garantuoju. Ir čia tiesiog, yra... Matai, kas yra, mes kalbam, žinai, apie tai, kaip atrodys tas starto penketas ir kalbam taip, lyg tas starto penketas, kuris apskritai kartu sužais, aš manau, kiek, nedaug. Kem 5 rungtynės, jie visi kartu pradės reguliariam sezone, nedaugiau, mano manimu. Čia labai ambicingai. Jo, manau, kad netgi dar mažiau. Plus, starto penketas, tu iš karto gali daryti tai, kas NBA vadinama stagger minutes, išdėlioti minutės, tai yra daryti tuos po 2 skirstyti žaidėjus. Kai žaidžia Maxey, jisai žaidžia su Embiidu, kai jie du sėdė ant suolo, Edgecombas žaidžia su LeBronu ir su Jaylenu Brownu, tu tų kombinacijų gali prigalvoti visokių, Nikas Narsas tą daryti moka, tą esam matę, tuo esam įsitikinę. Ir kad bus galima atrasti tuos visokius laiminčius penketus, tai yra faktas, plus galima atkreipti dėmesį į tai, ką Maikas Kensey, kuris gegužės 29 tapo Sixerių GM-u, gegužės 29 šiais metais, 2 mėnesiai nepraėjo. Rytoj, tai turbūt tada, kai išeis šitas epizodas, beje, bus praėję lygiai 2 mėnesiai. Žmogus 22 šaukimų pasirinko LeBaroną Filoną, LeBaron, galbūt galėjo būti aš šitą norėjau, matot, net esu pasiruošęs, kad tikrai iš tiesų fenomenaliai atrodo šitam kepšyte LeBron James ir tada LeBaron Filon, toksai tipo į Lidlę, žinai, dar gali nusipirkti LeBroną Jamesą, jeigu netinka. Tai tu turi 22 šaukimų LeBaron Filon, man rodos, kad čia yra vienas irgi iš tų situacijų, viena iš tų situacijų, kur žmonės sako, kaip šitas žaidėjas taip žemai nukrito, čia, Pauliau, jeigu labai norėsi, galėsi kažko pakomentuoti, tik noriu pabaigti sąrašą. Liepos 1. Deanas Wade'as, 4 metai 39 milijonai, Arielis Hukporty, 1 metai 3,4 milijono, Jayleno Browno mainai atiduodant Paulo George'ą ir porą šaukimų. Liepos 2 dieną tu pasipildai Anthony Simonsu, 2 metai 2, tai yra metai ir 12,3 milijono, ir Liepos 24 LeBronas Jamesas, dabar prie komandos dar prisijungė ir Kentavious Caldwell-Pope'as, išsipirkęs kontraktą su Memphis Grizzlies. Tiesiog tai, ką per 2 mėnesius padarė šitas žmogus, kad ir kokie tai būtų sėkmės faktoriai, žinai, LeBrono Jameso ateimas dažnai būna ne GM-o nuopelnas, o būna LeBrono Jameso sprendimas, lygiai kaip buvo su Magicu Johnsonu, kur visi sakė, atvyko LeBronas, kai Magicas, ar ten būtų Magicas Johnsonas dirbęs, ar Kurtas Rambisas, ar kas tik tai nori, LeBronas Jamesas darė tą, ką norėjo daryti LeBronas Jamesas. Bet vis tiek tiesiog per porą mėnesių, kad žmogus sugebėtų šitiek atlikti ėjimų, kurie bent jau šiai dienai atrodo, kaip tu už tokią mažą kainą sugebėjai žengti šitiek pozityvių žingsnių, atrodo velniškai įspūdinga. Bet čia visiškai GM nuopelnas, nes ir Šamsas reportino, kad tai, kad Jayleną Browną gavo, LeBronui buvo lemiamas faktorius ir, Paulius šypsosi ir čia yra galimai LeBronas Jamesas nėra teisus galvodamas, kad su Jaylenu Brownu jam bus geriau žaisti, aš to ne. Prasme, aš manau, kad vis dar manau, kad Sixeriam tikrai reikėjo tos minus padaryti, tokiai progai pasitaikius, nors ir tas krepšinio fitas nėra toksai jau labai akivaizdus, bet, tu gauni dar LeBroną Jamesą. Ta prasme, stengiasi ir Miamis įvilioti, ir kitos komandos Miamis, kuris ją nepagavo. Daug, ta prasme, buvo tikrai. Ir jis, pavyzdžiui, nėjo į New Yorko Knicks, kur būtų turbūt daugiausia šansų jam laimėti žiedus. Bent jau žaisti NBA finale. Bet New Yorkas jo nelabai ir norėjo iš tikrųjų. Aš manau, kad jeigu New Yorkas, pasiūlymą iš New Yorko jisai būtų tikrai ten ėjęs, į New Yorką jisai, kiek teko skaityti, į New Yorką jisai būtų labai norėjęs, jeigu Knicksai nebūtų laimėję žiedo šiais metais. Nes čia būtų toks, žinai, vos ne Kevino Duranto ėjimas, žinai, beveik, aišku, Warriors. Tiesiog, tu tampi iš tokių visiškų čia jau būtų grinai ring chasing. Jo. Su Philadelphia tą galima kaip ir pritempt, bet vis tiek tu ateini į Sixerius, kurie pastarąjį dešimtmetį buvo tiesiog disfunkcijos simbolis visoje NBA lygoje. Ir tai tikrai nėra lengviausias kelias. Nors, žinai, daug kas irgi kalbėjo dar apie tai, kad LeBronas Jamesas nenorėjo likti vakaruose.
Nes vakaruose yra Oklahoma ir yra San Antonijus. Yra du banginiai, kuriuos nukalt bus labai labai sudėtinga bet kam. Jeigu reikėtų spėti, turbūt visi spėtumėm, kitų metų vakarų konferencijos finalas yra Oklahoma prieš San Antonijų. Rytų konferencijoje situacija yra ta, kad tai nebėra LeBrono Jameso laikų rytų konferencija, kalbant apie jo antrą periodą Cleveland'e, kai, nežinau, Atlantos Hawks buvo konferencijos finalo varžovai ir šiaip, kai LeBronas kiek ten metų paeiliui žaidė finale, kiek norėjo, tiek ir žaidė realiai. Kol neišvyko į vakarų konferenciją, tol jisai tam finale ir žaidė daugybę metų paeiliui. Ir klausimas, gal aš jį šiuo atveju tada norėčiau adresuoti Pauliui, nes Mykolo jau labai panašiai klausiu. Kiek, sakykime, net ne power rankings, bet tiesiog kiek tu matai komandų rytų konferencijoje ir ar galėtum jas išvardinti, kurios tavo manimu šiandien turi geresnius šansus žaisti NBA finale negu Philadelphia 76ers? Celtics. Pistons. Su Paulu George'u, ok. Jo. Su Johnu Collinsu. Paskui Raptorsai su sąlyga, kad Kawajus Leonardo treidas praeina, nes čia yra didelis klaustukas dar. Mykolo Voso tą atranką iš kėdės neišvertė ką tik. Niksai, blemba, man šiaip Mitchell Robinsono praradimas labai didelis atrodo. Aš nesu tikras, ar jie gerai išsisuka iš šitos situacijos. Bet tu manai, kad Niksai be Robinsono yra geresni negu Pistonsai? Su ką jie padarė? Yra prastesni turbūt šiuo atveju. Jo, prastesni. Jo, čia vat man šitas visai įdomus kampas, nes Pistons labai savo ribotumą parodė atkrintamosiose. Jo, parodė, bet čia toks ribinis, žinai, variantas, vis tiek, kitais metais turės daugiau patirties, jau bus vis tiek tas playoffų krikštas praėjęs, tai aš kaip ir linkęs esu manyti, kad jie vis tiek galbūt yra šiek tiek geresni. Jie, aišku, galbūt vis tiek yra labiau tokia reguliaraus sezono komanda. Aš dabar neatsimenu, ar jie šalia Keido Cunninghamo pasirašė kažką iš tokių gynėjų, kurie gali šiek tiek to playmaking loadą naimti, nes dabar čia Mykolas mane taip pagavo, kad žinau, kad jie Ebuko Korį pasidraftas tų šaukimu, kuris irgi yra žaidėjas. Tai aišku, kad tu žinai. Čia buvo didžiausias klausimas, ta prasme, kaip jo. Detroit Pistons off-season recap. Aš galbūt vis tiek grįžčiau prie Jonas Collinsas, E.J. Harklessas, Gary Harrisas, Isaiah Joe, Ebuka Okori, Ugona Onijenso ir Torianas. Isaiah Joe šiaip gali prasprokt. Tikrai gali. Ta prasme, aš nesakau, kad Pistonsai prasti yra, bet jiems taip pat reikia įrodyti, kad jie gali, kaip ir Niksams, kad jie gali be Robinsono. Tai prasme, čia bus klausimus reikės atsakinėti. Prie ko aš norėjau dar apie Sixerius grįžti, tai yra tai, kad, Mykolas jo, kaip jisai pastebėjo, manau teisingai, kad jie dabar tiesiog turės daug skirtingų puolimo šaltinių, kaip jie gali raninti savo puolimą. Ar ne, pavyzdžiui, jeigu tu vis dar yra labai gera opcija įmetinėti kamuolius į postą, mid-postą aplink alkūnę Joeliui Embidui. Tai vis dar tebėra labai gera opcija. Tas 30 rungtynių kiek jis žais. Jo, tiek kiek jisai žais jo, bet, čia vat vėlgi, dėl ko aš sakau, kad tai yra labiau grindis keliantis ėjimas negu lubas. Tai vat būtent dėl to, kad aš nemanau, kad kaip penketas, aišku, tas pats faktas, kad tu gali ten skirtingas kažkokias kombinacijas dėliot line-upus tekint ir taip toliau, tai aišku yra, čia aišku yra trenerio darbas sudėlioti tos line-upus, kaip padaryti, kad viskas veiktų, bet vis tiek dienos pabaigoje tam, kad tu išpildytum tą savo aukščiausius tikslus ir aukščiausias projekcijas, turi tas startinis penketas veikti. Visi turi būti sveiki. Ir sveiki ir kartu veikti. Čia yra dar ir kitas dalykas, yra tai, kad šiaip šitoj Sixerių komandai, realiai už to didžiojo penketo, kas yra dar kiti, bent porą žaidėjų, kurie būtų reikšmingi playoffuose, Dynas Vaidas tik tai. Nes toliau, nebent tu tikės, kad tu ten... KCP atgimimas, Simonsas galbūt bus KCP, aš nenešiau į kanalizaciją, nes jisai Magic'uose, Nuggetsuose, ta prasme, sezonus prieš patekdamas į Memphis žaidė visai neblogai. Magic'uose jis žaidė tragiškai, sorry, Magic'uose jis buvo labiausiai pervertintas kontraktas ir dėl to jį ir išsiuntė į Memphį, jis turėjo atvykti kaip labai rimta pagalba, jie jam davė 20 milijonų per metus,
keliems sezonam ir Orlande, gali pasižiūrėti, jis tikrai buvo siaubingas ir tai buvo vienas iš labiausiai nepasiteisinusių įimų. Plus jam jau bus 34 kitam sezone. Nu, tai, Jėzau, vieną koją grabė. Jie realiai neturi ne vieno atsarginį žaidėjo šitą komandą. Ne vieno, yra tik tai Tyrisas Max ir tiek. Nežinau, aš manau, kad KCP, jeigu sugebėtų kildamas nuo suolo tas tritaškus kokiu 3-7% taiklumu pamėtyt, gal dar visai nieko būtų, bet jo, jūs teisus. Jo, ir aš tu, ta prasme, pamiršau tą laikotarpį. Ir iš ko tada tu stekinsi, iš ko tu dėliuosi tos line-upus, kai tu turi realiai vieną atsarginį krepšininką, kuris yra tikrai, kur tu žinai, kad bus produktyvus playoffų žaidėjas. Tu tarsi iš ko tu dėliuosi. Tu vis tiek tikėtina ateis playoffuose tokios rungtynės, kur bus ten koks svarbios Game 4, svarbios rungtynės, lūžio taškas, kur Joelis Embiidas negali žaisti, tu tada turi Arielių Hukportį leisti startą. Arielis Hukportį, okei, bet matai, čia kai kalbėjom apie Dominiką Barlow ir LeBroną Jamesą palyginimui starto penketę, kokio dydžio tai yra šuolis. Kaip tik paminėjai Arielį Hukportį, paimkim atskaitos taškų 2021 metų sausį. Galit pagalvoti, ką patys veikit 2021 metų sausį. Tai čia buvo jau taip į pabaigą COVID-o turbūt, vis tiek jau buvo jau atlaisvinti visi reikalavimai. Čia buvo pats karantinas pikinis. Tai 20 kovo prasidėjo ir nuo 20 balandžio, tai nežinau, ar buvo pikinis. Šiaip ar taip, matai, kas yra, tai buvo sporto rungtynės jau vyko. Jos vyko be žiūrovų, bet vis tiek jos vyko ir pagal tai aš ir galiu atsekti, nes paėmiau nuo 21 sausio tą imtį. Ir šiai dienai, įsivaizduok, tu esi NBA čempionas, pradedi sezoną su LeBronu, Embiidu, Jaylenu Brownu, Maxi, Edgecombu ir 21 sausį tu žaidėjai kartu su Juliumi Kazakausku, Domantu Viliu, Justu Tamuliu, Martynu Pocevičium, Grantu Vasiliausku, Ignu Lukošium, Cedriku Barefieldu, E.J. Montgomery ir Panajočiu Kalaicakiu. Tai yra, kiek nuėjo Arielio Hukportį kelionė per šitos 5 metus, vis tiek. Ne tai, kad tai yra kažkas labai reikšmingo ir žinau, kad apie tai jau kaip ir esam kalbėję, bet sudėliojus šitas dvi sudėtis viena prie kitos paraleliai, tai yra kažkas nesuvokiama. Ir man atrodo, kad labai daug dėmesio dabar skiriama tam atsarginių žaidėjų suolui, bet vis vien, tu pasižiūrėk, ten LeBronas su kuo žaidė Lakeriuose, tie žaidėjai kaip ten tų 5 neištemptum tokio lygio, žinai, ir galbūt šalia to... Bet ten buvo, ta prasme, ne tokie žaidėjai kaip Maxi, kaip Brownas, ta prasme, jie ten turėjo tokius žaidėjus kaip Markusas Smartas, kurie be kamulio klesti visiškai. Čia yra klausimas apie tai. Bet pala. Jeigu mes kalbam apie pastaruosius kelerius metus, tai apskritai aš mačiau vieną tweetą, kur kažkoks random bičas rašė, kad pagaliau LeBronas išėjo po tokiais 8 savo karjeros metus iššvaistė toj niekam tikusioje organizacijoje pavadinimu Lakers. Tai, žinai, jeigu mes kalbam apie sėkmingą Lakers komandą, tai mes turim kalbėti apie burbulo Lakers ir žiūrėti, su kuo jisai žaidė tada. Jeigu mes sakom, dabar jis žaidė su Markusu Smartu kažkokiu, tai ir ką jie nuveikė, laimėjo vieną seriją. Aš priminsiu, truputėlį tas palyginimas. Aš galbūt priminsiu dar, prieš Mykolai perduodamas žodį, aš priminsiu, kad Lakersai su LeBronu jie darė kažkokį tai panašų eksperimentą, ką daro 76ers, kai jie berods 21-22 sezone šalia LeBrono ir Anthony Daviso dar sugebėjo pasirašyti ir Russellą Westbrooką ir visiškai washed Carmelo Anthony, kuris dar sužaidė apie 70 rungtynių ir ten apie 14 taškų. Čia buvo daug blogesnis eksperimentas, mano manimu. Tai buvo tiesiog seniai washed ir be gynybos. Čia yra bent jau jaunų žaidėjų, bent kažkokio fiziškumo, bent kiek turi ta komanda. Sezono metu, manau, kad atsiras vienas kitas veteranas, kuris galbūt labiau bus neutralus kamulio turėjimo atžvilgių ir panašiai. Ten mes galim spekuliuoti galbūt ir kokios nors superžvaigždė, kuri paskutiniai kontrakto metai atsilaisvins, pavyzdžiui, Stefas Curry ar taip toliau. Nemanau, kad tai bus. Klausyk, tu privedai prie vieno klausimo, kurį aš tikrai esu išsirašęs ir pasiruošęs. Filadelfija savo pirmo rato šaukimų neturi 28 ir 31, taip pat neturi savo antro rato šaukimų 30 ir 32.
Viskas. Visa kita jų skrynė yra pilna ir tuo pačiu jie turi 6 papildomus antro rato šaukimus ir 2.29 teisę apsikeisti pirmo rato šaukimais su Clippers. Ta teisė yra apsaugota nuo 1 iki 3 šaukimo, vienaip ar kitaip tai gali būti labai vertingas šaukimas, žinant, kad Clippers velnės žino, kas vyksta ir velnės žino, kas vyks toliau. Yra tų kalbų, sakykime, kitą dieną po to, kai išėjo informacija, kad LeBronas Jamesas keliasi į Filadelfiją, susėdo Bilas Simonsas su Zaku Lowe apkalbėti šitą situaciją ir Bilo Simonso vienam pirmų minčių buvo, kad jiems reikia išmainyti Joelį Embiidą. Jie turi išmainyti Joelį Embiidą ir, žinai, tą akimirką tai tikrai atrodė truputį komiškai, kur tu 10 minučių nepakalbėjai apie tai, kad jis atvyksta žaisti su Embiidu, kol tu nepradėjai pasakot, kad reikia Embiidą siųsti velniop, bet ta mintis, sakykime, ta idėja, jinai yra apsvarstoma keliais variantais. Vienas variantas, kuris yra plačiai aptarinėjamas ir aišku, kad bus plačiai aptarinėjamas, yra Joelis Embiidas už Anthony Davisą straight up, kažkuriai komandai dar pridedant šaukimų. Tiesiog, LeBronas Jamesas vėl gauna Anthony Davisą, nors Filadelfija vietoj vieno stiklinio centro gauna kitą stiklinį centrą ir, taip sakant, jau reikėtų savai įsikalbėti, kad tai kažką labai stipriai keičia. Kitas variantas yra siųsti Embiidą už kelis rolinius žaidėjus. Populiari versija buvo Derekas Lively, PJ Washingtonas ir Klay Thompsonas, arba Milesas Turneris ir dar kažkas iš Milvokio. Ir čia yra ta situacija, kurioje, sakykime, Sixers fanams įsikalbėti, kad mes šitiek metų praleidom su Embiidu, su meilė, su neapykanta, su viskuo, kas įmanoma. Ir dabar sakom, kad čia PJ Washingtonas čia gali daryti dalykus, būtų labai sudėtinga. Kaip jums visos, sakykime, kokias mintis sukelia tokios galimybės, tokie aptarinėjami scenarijai? Nežinau, už Milesą Turnerį, jeigu, aš net nenoriu sakyti šitų žodžių, Embiidą reikėjo mainyti prieš atliekant Paulo George'o mainus. Jeigu tu mainai Embiidą, tu vis vien šitus Sixerius tada jau formuoji aplink Maxi, aplink VJ Edgecombe ir galbūt šiek tiek tas lubas pasiaukštinė, bet galbūt dar stogo neužsidėdi ir tau gali aplyti virš galvos. Tiesiog šiek tiek labiau projektuojant į ateitį. Dabartiniai win now režime, aš nematau, kaip tau idėja, kad tu turėsi sveiką Milesą Turnerį, yra geresnė negu kad tu turėsi galbūt Joelį Embiidą, kurį sezono metu galėsi slaugyti, nes tikrai turi tam potencialo ir į playoffus išeisi, nes visiems, aš tai tik tai su apysveikiu Joeliu Embiidu matau Sixerius kažką nuveikiančius playoffuose. Ta prasme, jis yra žiauriai svarbus krepšininkas ir lyginti jį su Anthony Davisu, taip, tai čia yra 2 stikliniai žmonės, bet vienas yra stiklinė vaza, o kitas yra stiklinis langas, kuris tau yra žiauriai svarbus. Gali dušti ir vienas, ir kitas, bet, nežinau. Aš tikrai įsivaizduoju, kad dabar, kai tu kalbi ir kur yra nukreiptas tavo žvilgsnis, nors ne, šiaip mačiau, kad langas iš tikrųjų yra kitoj pusėje. Bet norėčiau įsivaizduoti, kad prie tavo lango stovi vaza ir kad tu tuos palyginimus taip trauki, taip sakant, iš artimos realybės. Ne, vis dėlto iš artimos kūno vietos aš jas traukiu. Šiaip tai turiu atkreipti dėmesį, kad kalbant apie tai, kiek mes kalbam apie visokias keliamas grindis, keliamas lubas ir kitus dalykus, aš ką tik įkėliau nuotrauką su pasiūlymu, kas galėtų būti šitos tinklalaidės rėmėjai ir Mykolai. Manau, kad belieka pritarti ir tuo pačiu, taip sakant, ta reklama nemokamai per nelyg ilgai nesidalinti. Pauliau, jeigu tu atlikinėtum kažkokius mainus iš Filadelfijos pusės, galbūt ir nebūtinai Joelį Embiidą išmainant, kur tau atrodo, kad yra tie pagrindiniai taikiniai, pagrindinės spragos, ko reikėtų? Arba, kaip Mykolas sakė, išpirktų kažkokių žaidėjų, žinai, laisvų agentų rinkoje. Tu minėjai, kad atsarginio įžaidėjo šitą komandą neturi. Čia tiesiog prašosi mirtinai gyvybės ir mirties klausimas yra tas atsarginis žaidėjas jiems. Bet palauk, jeigu labai trumpai, dar atsiprašau įsiterpsiu, kad įpilčiau žibalo į ugnį. Žiūrėk, bet tu ką tik tai sakei, kad jų klaidų suvaldymas buvo jų didžiausias pliusas serijoje prieš Bostoną. Jie neturėjo jokio atsarginio žaidėjo. Taip, bet tai jie ir neturėjo.
buvo Tyrisas Maxey plus Joelis Embiidas veikia kartu, ar ne? Nes ir šiaip iš tikrųjų labai didelis tas klaidų suvaldymo aspektas ateina iš to, kad tu Joeliui Embiidui kažkiek įmetinėjai tų kamuolių. Ir kitas dalykas yra tai, kad tu ateinant LeBronui ir Jalenui Brownui, tai tu dalį permesi laiko su kamuoliu būtent ant šitų dviejų naujų žaidėjų, kurie yra, ypač LeBronas dabar, kai sensta ir Jalenas Brownas visą karjerą buvo žinomas dėl to, kad daro daug klaidų jie. Ir iš esmės tu dalį to klaidų suvaldymo, kurį teikia Tyrisas Maxey, tu atiduodamas kamuolį būtent šitiems dviems žaidėjams, tai tu prarandi iš esmės automatiškai. Tai tau turbūt reikia kažkokio tai vieno stabilizatoriaus, kuris galėtų to suolo irgi pakilti ir tada palaikytos penketos tada, kai Tyriso Maxey nėra. Ir tada tu atimsi tikrai dalį pausto prisilietimų į Joelio Embiido, tu greičiausiai jį konvertuosi ir aš praeitais metais jisai berods apie virš 20% savo metimų jau išmetė iš tritaškio. Tai reiškia, kad jisai vis labiau, ir čia referencai tiesiog anksčiau, kai jisai buvo savo pikėjo, tie procentai siekia apie 17-18. Tai kas reiškia, kad jisai kuo daugiau to savo atletiškumo, kuo daugiau to savo fiziškumo praranda dėl traumų, dėl amžiaus, tai reiškia, kad jisai vis labiau konvertuojasi į tokį pick and popinį centrą. Tai aš spėju, kad kitą sezoną šitas fenomenas bus dar stipresnis ir kažkur prie 30% ta proporcija artės. Tiesiog dėl to, kad ir metų, ir tai yra dar 1 metais daugiau, ir ta pati infrastruktūra sudėties, jinai reikalauja turbūt to, kad Embiidas mestų daugiau tritaškių pick and popuose. Tai aš manau, kad viskas sudėjus, tai ir šiaip jiems gylio trūksta tiesiog bendrai to sudėty. Tai čia yra, būtina kažką daryti, nežinau, nes nebent tu tikės iš Laberono Failono, kad jisai bus tas atsarginis žaidėjas. Ir mano supratimu, kad jeigu tavo ambicija yra kažkur giliai play-off'uose, tai turi kažką rimtesnio susirasti negu naujokas. Ta pozicija. Aš tai kažkaip norėjau gal atsiprašyti klausytojų, kuriems suteikiau vilties, nebent Golden State Warriors nuspręstų visiškai eiti iš proto ir užbaigti savo franšizę šito sezono metu, tai čia Curry baigs karjerą Golden State. Aš taip manau, jo, bet tai sakau, dabartinė NBA struktūra yra tokia, kad komandų, kurios galėtų sezono metu atsisveikinti su realiai naudingais krepšininkais, kurių baiginėjęs kontraktas yra minimumas. Aš nesugalvoju. Ne, tai aš apie, kad Embiido kontraktą būtų, kas pasiema lygoje, kurioje yra Naujojo Orleano Pelicans, Sacramento Kings, tai tikrai yra, bet aš kalbu tiesiog apie išpirkimą žaidėjų, kad tai yra Memphis Grizzlies, bet kiek jie tų žaidėjų gali išpirkinėti, žinai, dar yra Los Angeles Clippers, sakykime, irgi ten tau gal koks pavyktų Chrisą Duną sezono metu pasiimti ar panašiai, ar tai yra kažkoks game changeris, nežinau, bet reikės kažkaip ieškoti tų, ar tai yra didelė įtaka padarysianti žaidėjas, aš nežinau. Taip pat nežinau, ar čia labai gilesnės kitų rytų konferencijos komandų sudėtis yra. Knicksai laimėjo realiai, ta prasme, iš kepurės išsitraukė Landry Shametą, kuris prieš sezoną aš tikrai nebūčiau pasakęs, kad galėtų NBA finalo serijoje realų kažkokį skirtumą padaryti. Aš sezono metu nebūčiau pasakęs, kur jis žaidžia. Ir realiai... Who he play for būčiau pralošęs su Landry Shametu 100%. Geros komandos tuom ir yra smagios ir aš matau čia šiaip iš tiesų, visiems čia jau sekios kameros šitą LeBrono Jameso sezoną, bus dokumentika filmuojama, kad būtų galima per kitą pasaulinę pandemiją paleisti įrašus ir užkariauti pasaulį. Kas be ko. Ir tikrai LeBronas Jamesas bus pozicionuojamas būtent kaip stabilizatorius, kaip žmogus, kuris būtent nuteikia tuos krepšininkus, kurie tarpusavis, ar, sakykime, jų profiliai galbūt tiek nesusigroja, šiek tiek pasikeisti komandos vardan. Aš nežinau, kiek tai realiai veiks, bet
kad tai bus kaip naratyvas, kuris mums bus pateikiamas, aš esu įsitikinęs 95%. Ir, manau, kad Sixeriai tuo veikia. Labai akivaizdus yra skirtumai nuo Mori veikimo, nes Mori tikrai, bandydavo žiūrėti tos skaičius labai smarkiai komplektuodamas komandą. Ir čia labiau, sakykime, yra geriausiai manomi krepšininkai, kuriuos tu gali gauti. Toks yra kol kas požiūris vakuume. Tai dabar iš to vakuumą Nikui Narsui reikės juos ištraukti ir lipdyti. Ir jeigu tas penketas veiks gerai, tai aš manau tiek Anthony Simonsas gali nustebinti, Deanas Veidas be jokios abejonės ir taip puikiai tinkamas yra. Ir tada žiūrėkim, galbūt ir dar kažkas išaus. Tai Sixeriai šiaip... Paminėjai ir Stephą Curry, paminėjai ir vakuumą ir tikrai užvedai mane ant vienos minties. Galvojant apie tai, kaip būtų atrodę LeBrono Jameso prisijungimas prie Warriors ir būtent prie Stepho Curry ir laukianti akistata su Viktoru Wembanyama, man tiesiog galvoj šitas mažas komiksėlis išlindo kaip atsiminimas, nes maždaug būtent taip ir būčiau įsivaizdavęs LeBroną ir Stephą Curry bandančius grumtis su Viktoru Wembanyama. Ir apskritai, vienas dar dalykas, kurį taip pat turiu kaip vizualinė iliustracija pasiruošęs, žinau, kad nuo to jau nuėjom labai toli, bet buvo dar vienas žaidėjas, kuris žaidė Filadelfijoje, žaidė už Sixerius ir gyveno New York'e. Ir tai irgi buvo tuometinė ryškiausia pasaulio krepšinio žvaigždė. Wiltas Chamberlainas darė lygiai tą patį. Tai yra 3-4 pastraipa nuo apačios pirmame stulpelyje. He will live in New York during the season, commuting as he does now for 76ers games. Man labai patinka ir antro stulpelio pats viršus, pačios pirmos pastraipos. Tai yra labiausiai Wilt Chamberlainiška citata, kokią buvo galima įsivaizduoti. Į klausimą, ar jis turi kažkokią ypatingą merginą, jis tiesiog atsakė, kad nenorėčiau išskirti vienos, nes taip įžeisčiau kitas. Tai fantastiški yra šitie 60-ųjų dešimtmečio interviu ir tai, kaip atrodė NBA krepšininkų gyvenimas tuo metu. Ir labai įdomu, kad kai kurie dalykai iš tų štai atsikartoja, nors ten rašyta, kad jis važinėjo su kažkokia Uber nauja mašina iš New Yorko į Filadelfiją, o ne skraidys sraigtasparniu, kur kiekvienas iš mūsų perskaitęs šitą eilutę, tikiu, kad krūptelėjo ir pagalvojo, oh hell no. Būk žmogus, LeBronai, gal neskraidyk kasdien. Bet realiai, žinok, mašina vis dėlto visiems pavojingiau yra važiuoti. Pagal probability. Matai, probability, tai kiek yra važinėjančių mašinų ir kiek skraidų. Bet gerai, okay. Ne taip gal ir, taip sakant, netokias asociacijas kelia. Gal ta Filadelfija nėra tokia bloga iš tikrųjų, gal ten galima ir gyventi visai. Aišku, LeBronas gal kitaip žiūri šitą situaciją, bet ten cheesesteakai turėtų skanus. Čia kol kas yra Brian Windhorsto tiesiog paskelbta informacija, pats LeBronas nieko dėl to nepasakė, bet ten šiaip labai daug tokių įdomių komentarų, kad čia nedaug krepšininkų yra pasakiusių, mane rūpi šeima, mane rūpi pinigai. Kai renkasi komanda ir man dar net ir panašu, kad man nerūpi ir čempionų žiedas, nes irgi atrodo, kad galėjo ir stipresnė tokia. Nebent San Antonijus, realistiškai sakyčiau, nebent San Antonijus buvo, kur tu galėtum turėti geresnius šansus laimėti žiedą, negu kad dabar turi Filadelfijai. Jeigu tu į New Yorką neini, į Oklahomą tu irgi neįtum, nublemba LeBronas Jamesas Oklahomoje, čia kaip nežinau, Jonas Valančiūnas Prienuose. Yra toks, maždaug tokio ažiotažo būtų, kur, kad wow, kaip čia taip ir kaip taip gali būti ir kaip tai gali būti realu. Ir galvoju, aš noriu dar... vieną tašką dar noriu paliesti, dėl ko bet kuriuo atveju Sixeriam, čia, tiesiog tas įrodymas, kad tu gali gauti LeBroną Jamesą, tu gauni LeBroną Jamesą, tai yra šitą antraštę, kad maksimalų transliacijų per nacionalinę televiziją, aš nežinau, kaip čia reiktų sakyti, bet per ESPN realiai rodomų rungtynių skaičių Sixers žais ateinantį sezoną, 34 rungtynės, tai žinoma visai kitos tada ir pajamos iš tų pačių rėmėjų, visai kiti sandoriai ir visa kita, tai tavo tą prabangos mokestį tikrai padės atmušti. Keleriuose iš jų žais LeBronas Jamesas ir Joelis Embiidas yra visiškai kitas klausimas, bet su taškais, paskutinis dalykas irgi, kurį tu paminėjai ir kurį norėjau pasakyti. Jeigu LeBronas
tiek pat taškų pelnys šiais metais, kiek pelnė pernai, žaisdamas už Los Angeles Lakers, sumoje skaičiuojant bendrą skaičių. Realistiškai tas skaičius turbūt bus truputį mažesnis, bet, sakykime, jis sumeta lygiai tiek pat taškų, kiek 25-6 metais. Jo. LeBronas Jamesas viso būtų pelnęs 44 696 taškus. Ir Karimą Abdul-Jabbarą, kuris atrodė neaplenkiamas šitiek dešimtmečių, jisai lenktų 6309 taškais. Tai yra 252 rungtynės metant po 25 taškus arba 211 rungtynių metant po 30 taškų arba 158 rungtynės metant po 40 taškų vidutiniškai per rungtynės. Tiesiog skaičiai, kurie irgi atrodo vat čia dabar jau tikrai atrodo tas skaičius, kurio nepagerins niekas, kol mes gyvi esam, aš neįsivaizduoju, kas turėtų nutikti. Nebent NBA nuspręs žaisti po 200 reguliariojo sezono rungtynių per sezoną ir jos truks po 120 minučių. Giannis Infantino ateina į NBA lygą. Giannis, atsiprašau. Nors neatsiprašau, čia tikrai ne-remember the name. Čia fuck the name ar koks nors. Yeah, fuck the name. Labai taip brutaliai. Čia labiau gal Antetokounmpo, atsiprašau ir nenoriu asocijuoti, žinai, bet gal vis dėlto reikia mums tik apie vienintelį Janį galvoti. Jo, o šiaip, žinai, LeBronas Jamesas, žinai, prieš daug metų gaivusis princas arba Fresh Prince persikėlė iš vakarų Filadelfijos į Los Andželą. Dabar tai yra pirmas princas ar karalius, kuris iš Los Andželo keliasi į vakarų Filadelfiją. Niekas nebūtų numatęs tokios scenarijaus. Ir visai įdomu, kad taip pat jis palieka, taip sakant, juokėmės apie tą išėjimą cigarečių, bet ką Bronny Jamesas veiks Los Andžele, irgi klausimas lieka atviras. Irgi nenustebčiau, jeigu ateitų sezono metu papildytų Sixers. Dabar vėl esu pasiruošęs išklausyti visų nušvilpimų jūsų, bet realiai Bronny Jameso tipo žaidėjo, jo Kentavious Caldwell Pope yra teoriškai ta rolė, bet... Koks yra Bronny Jameso žaidėjo tipas ir kaip tu jį identifikuoji? Nipo baby tipas. Tėtis užmetalė jų pamat. Man asmeniškai pasirodė, kad tai yra pakankamai atletiškas gynėjas ir, sakykime, įdomu, ar jo tas 30 procentas galėtų būti išplėčiamas. Gerai, aš nenoriu pradėti rimtų veidų sakyti, kad jis galėtų rimtą rolę užimti Philadelphijos 76ers, bet tai nėra, ta prasme, aš nemanau, kad Bronny Jamesas neturės karjeros NBA, aš gal taip turiu pasakyti. Aš manau, kad yra blogesnių krepšininkų negu jis žaidžiančių. Tikrai tai nėra. Aš dabar, žinok, atsidariau Bronny Jameso Basketball Reference puslapį ir aš dar kartą atsidarau LeBrono Jameso puslapį, nes mane labai, tikrai nuoširdžiai nustebino, pirmą kartą pamačiau vieną dalyką. Šiandien, beje, pirmą kartą ir tai pamačiau, ar žinot, koks yra LeBrono Jameso antras vardas? Kaip Stefas Vendelis, kuri Raymond, ar Raimone, tai rašosi, taip sakant, labai laužyta lietuvių kalba, bet Bronny Jamesas, jo pilnas vardas yra LeBronas Raymonas Jamesas. Tu ne tik davei savo vardą, tu dar ir antrą vardą davei tokį patį tam vaikui, kas jau yra, atrodo, truputį overkill, bet, taip sakant, kultūriniai skirtumai yra kultūriniai skirtumai ir tu turbūt mums to nesuprast. Ne, mums to nesuprast, čia net reiktų turbūt gerų kelių valandų, kad pradėtumėm suprasti, dėl ko taip daroma, bet... Gerai, klausyk, gerų kelių valandų mums jau tikrai nebereikėtų, nes šitas pokalbis ir taip jau užsitempė gerokai ir labai ačiū Jums, draugai, kad taip sakant, visus knietėjusius klausimus galėjau atsakyti su Jumis ir išgirsti Jūsų nuomonės, kurias girdėti visada man asmeniškai yra tokia mažytė šventė. Ačiū Jums labai.